Pirmas toks dalykas, kai aš prisimenu pačią pradžią. Pradžia mano tokia buvo, aš buvau studentas ir buvo pedagoginė praktika. Jinai buvo Kaune. Ir mus nuvežė studentus į praktiką ir tada buvo baisi gripo epidemija. Ir visi mokytojai ten buvo pusiau susirgę. Man davė žurnalą ir liepė eiti į klasę. Jis man sako, tas mūsų praktikos vadovas sako, pasistenk įeiti taip, kad jie pastebėtų, kad kažkas įėjo. Jeigu jie nepastebės, niekada negrįžk į mokyklą. Ir aš lipau laiptais į 2. ar 3. aukštą, prisimenu kažkokią 9. klasę. Ir galvoju, o kaip čia reikia, o ką daryti. Tada aš ėjau į klasę, ten triukšmas buvo, kažkas sako, ei chebra, žiūrėk, čia kažkas atėjo. Ir tada aš pasijutau, kad aš niekada iš mokyklos neišeisiu. Ir visi sakydavo, kad tokių aš turiu gabumų, kitokių gabumų. Man nieko nereikėjo. Aš buvau gimęs mokytojas, aš tą žinojau. Ir aš dirbau visokiose mokyklose. Čia man yra kūryba, darbas. Kada sukuri pamoką, kada sugalvoji visokiausius dalykus ir paskui norisi išbandyti žiūrėti, kaip tai bus, kaip pavyks, kaip išeis. Kas paskui pavyko, kas nepavyko. Įdomu yra tai, kad jeigu su viena grupė pavyksta, su kita grupė ne, reiškia priklauso nuo žmonių. Ne tas atsiliepimas. Paskui tas ilgalaikė ta praktika iš tų klaidų, kai mokaisi, kai matai, kaip reikia žiūrėti, skirstyti į gabesnius studentus, duoti užduotis, kurie greit padaro. Kaip reikia dirbti su kitais, kurie atsilieka. Kaip reikia kelti visą laiką kiekvieną, pabarti, išbarti, taip, bet turi būti tas į viršų keliantis dalykas. Visą laiką reikia kažkur, kad žmogus pasitemptų, kad jis siektų, kad norėtų toliau žinoti. Na ir žinoma, daugelis iš mano studentų sako, kad visas mano pamokas tai yra one man show, vieno žmogaus teatras. Taip. O visi mano studentai tai mano artistai, kurie dalyvauja mano spektaklį. Bet atsiminkit, kad spektaklį reikia sukurti. Ir kartais jis nesusikūrė iki vėlyvos nakties. Bet kitą dieną reikia eiti į pamoką. Spektaklio nėra. Ir čia labai sunku. Bet vis tiek iki galo, kartais aš net iš lovos atsikeliu sugalvojęs, ką nors jeigu susirašau. Kada nesu atėjęs į paskaitą nepasiruošęs. Niekam. Viskas iki detalės sugalvoju, tiek metų dirbant, viskas turi būti. Aš daug metų dirbau mokytoju. Aš dirbau BBC, monitoring. Ten buvo alga gera, viskas buvo, bet aš nebuvau mokytojas. Aš visada ilgiausi mokytojo darbo. Visada. Nors nuvažiavęs į Angliją, man kaip nekeista, mano anglų kalba pasirodo tokia gera, kad aš kažkaip Anglijoje dėsčiau anglų kalbą, kai aš nesu anglas. Aš dirbau su Pietų Korėjos studentais, English as a foreign language, dėsčiau anglų kalbą kaip antrą kalbą, o paskui tik tai gavau darbą BBC. Matot, kas yra, ką jie pastebi, pavyzdžiui, užsienio kalbų dėstymas, kai pats esi kaip lietuvių kalba, pavyzdžiui. Mes nesuprantam, kaip lietuvių kalba jaučia, pavyzdžiui, užsienietis. Kur tie sunkumai? Kaip? O kai pats anglų kalbą išmoksti per tiek daugybę metų, tu žinai, kur yra tos duobės, į kurias kas nors įkristi gali. Bet šiaip džiaugsmas yra, aišku, dirbti su žmonėm, matyti, kaip jie išmoksta, kaip jie... Ir dar ypatingai labai didelis džiaugsmas man dabar yra, palyginus su sovietmečiu, kaip aš pradėjau dirbti, kokios mokytojų galimybės mokytojams yra. Ir tas vis YouTube yra, tu gali pasinaudoti garsus, jokių problemų. Klausimo pratybos gali būti pačios įdomiausios. Ir tas photocopying. Nu, kas tik nori, viskas gera. Tik tai reikia susidėti, sugalvoti ir bus labai gerai. Aš studijavau rusų kalbą ir literatūrą, jos nemėgau, baigiau
tą slavistiką, o paskui studijavau anglų kalbą. Mokiausi labai gerai. Antram kursui mokiausi vokiečių kalbą jau reikėjo. Tai vokiečių kalba, aš vokiškai kalbu, dabar tokia Umgangssprache dar gan pasišnekėjau, galiu primiršti, bet ir tai kalbėjau laisvai vokiškai. Aš Anglijai mokiausi prancūzų ir susikalbėdavau prancūzų. Marokė kur nors, kaip turistui reikia, tiek aš sukalbėdavau prancūziškai. Dabar nesuprantu, kodėl pradėjau mokytis italų. Katastrofa, italų, kokia sunki kalba. Na čia jau lotynų kalba, bet mokausi ir viskas. Jeigu mane klausė į Italiją, kai buvo 4 savaitės Florencijos, sako, kodėl jūs mokotės italų. Aš tikrai nežinau, ko aš mokausi italų, aš nežinau, kodėl mokausi italų. O mokausi ir viskas. Viskas yra įdomu. Aš visada gyvenime man žinėjimas yra begalinis, visko aš noriu. Yra taip kažkur tai apmaudu, kad jau kažką pagal amžių, aš galbūt ir nelabai galiu, bet visko noriu dviračiais, man reikia nuvažiuoti 20 km, 30 iš Palangos į Nidą, aš turiu dar nuvažiuoti, aš negaliu kitaip. Man reikia visko. Man reikia gamtos, man reikia kelionių, iki muziejų, man reikia muzikos, man reikia. Žodžiu, jeigu aš ko nors matau, ką jauni žmonės moka, pavyzdžiui, tie visi mobilūs telefonai. Tai baisu yra, kaip čia 5 metų, 6 metų vaikas ateis ir sakys, paspaus čia. Aš galvoju, aš irgi mokausi. Ne, man reikia. Aš negaliu ateiti į mokyklą, kaip ir čia. Vidiniai ir išoriniai nepasiruošęs. Aš einu kaip į mokyklą, kaip į bažnyčią. Man reikia dar ir nusipraus, reikia pasižiūrėti, kokios mano rankas, kokios mano panagas. Viską aš turiu apžiūrėti, kaip aš atrodau. Nesuprantat, kai aš atsistoju prieš jūs, prieš studentus, jie negali į mane nežiūrėti. Nėra kaip. Ir jeigu atsistoju ir aš jaučiu, kad esu apsmurgęs, apšepęs, yra buvę mano gyvenime tokių dėstytojų. Tai nežinau, ar užsimerkti, ar ką daryti. Todėl aš nenoriu tokių būti. Pasistengiu kiek įmanoma, kad kažkaip būčiau tvarkingas ir apsirengęs, tai yra pagarba mano studentą. Ir žmonėm, kurie turi į mane žiūrėti, nes aš stoviu prieš juos. Kvailai, turbūt kiti taip nedaro. Nežinau, toks jau esu. Dabar aš turiu kitokių užsiėmimų, dabar aš mes padarėm liuteroniško paveldą, aš esu liuteronas, einu liuteronų bažnyčią. Ir liuteroniški kryžiai mane labai domina. Jie visi yra rankų darbo, kaltiniai įdomus kryžiai, tik tai Pamario kraštui būdingi. Ir rūdyje nyksta. Tai mes padarėm duomenų bazę tokią, visą kompiuterinę. Reikia rašyti visus tos projektus, gauti pinigų iš kultūros rėmimo fondo, ruošti visus tokius suvažiavimus, susėjimus. Paskutinis buvo birželio mėnesį Šarnuose. Ir jeigu aš jau turiu idėją, aš jos niekad stengiuosi nenumaryti. Jaunam mokytojui reikia pirmiausia žinoti, ar tu esi atsitiktinis žmogus mokykloje. Ar atėjai į mokyklą tik todėl, kad nepatekai kitur. Ir jeigu tai yra tavo vieta mokykloje, tai yra nepaprasta didelė atsakomybė. Yra 3 Dievo palytėtos profesijos, kurios ateinama iš pašaukimų. Tai yra mokytojas, kunigas ir gydytojas. Ir čia negalima pavargti niekada, visada reikia visus išklausyti. Ypač jaunus vaikus, ypatingai dabar pradžios. Reikia juos visą laiką ugdyti, kelti, nešaukti, nerėkti, nebausti, bet aiškinti šnekėti. 100 kartų vis tą patį. Bet jeigu pasakai, kad bausi, reikia bausti. Oi, reikia bausti. Ir jie visada žino tavo mokiniai. Visi mokytojai turi žinot, kad tas darbas, už kurį niekas niekada pinigais neatlygins. Nei vienoj valstybėje. Ir Anglija yra tas pats. Nei gydytojai, nei kunigo, nei mokytojai tikro darbas
pinigais atlyginimas negali. Tu turi turėti dvasinį pasitenkinimą ir gauni kažkiek tai pinigų tam, kad gyventi. Kitaip reikia eiti iš mokyklos lauko. Nes blogas mokytojas ne pagal pašaukimą dirbantis, gali pridaryti labai daug žalos visiems.